Mes grįžome aikštelėm kitą dieną ir šiandien, beje, tas 2 lentas išardė darbuotojai, ten matyti netinkama vieta, ant praėjimo buvo ir tada mes sugalvojom daryti naują projektą. Ir šį kartą gerai labai apgalvota, kur niekam netrukdys, tai bus mobilus namas. Na, projektas tęsiasi, prireikė tam tikro dydžio lentos, vaikai jau gerai moka ją nupjauti. Štai pas mus gyvenimiška patirtis atsirado. Tie darbuotojas ir pasakė, kad jeigu mes norim, kad šitas namas lėktų, aikštelė nebūtų išardytas šiandien arba rytoj, negalima naudoti paletės, nes jinai nesaugi žaisti naudojama, nes jis išlenda vynės. Tai sako, jeigu mes dabar panaudosim kitas medžiagas, išardysim, tai bus galima palikti. Tai yra labai gera patirtis. Būtina išsiaiškinti visas projekto galimybės. Prieš tai darom viską. Taip, čia jau mūsų dėžė. Jo. Na štai, mūsų namas. Mes jį padarėm. Iš 3 karto. 2 kartus mūsų statiniai buvo išardyti, bet mes nepasidavėm. Štai čia yra sienos, viršuje specialiai padaryti langai. Štai, Kristoferis dar vinių sutvirtinti kėdutės, va ten mai sėdint kėdutės. Na, ar jis nenuostabus? Jisai labai nuostabus, bet pačiam pirmam namo jisai nuostabus. Nu, vat, visi 3 vaikai tilpo. We're happy. Na va, ir paskutinis štrichas. Mūsų namas turi welcome. Mums pasisekė rasti tokią gražią. Look, is this solar system?